Labas, Gabrieliau. Tu žinai, kas aš toks. Tačiau tiems, kurie nežino, prisistatysiu. Aš esu Algirdas Daumantas iš Alytaus. Ir šiandien atėjau mesti tau iššūkį. Bet prieš mesdamas norėčiau paklausti, kodėl prieš 7 metus tu mane šitaip įskaudinai? Buvo nuostabus 2012 metai, buvo spalio mėnesis ir netikėtai sulaukiu Gabrieliaus žinutės. Mes tuo metu lankėm tą pačią mokyklą. Algirdai, gal nori būti mano back vokalistu Eurovizijos atrankoje? Mano pirminė reakcija buvo, aš tuoj pamesiu galvą, aš tuoj pamesiu smegenis, mano svajonės pradės pildytis. Ir viskas taip užsivedė, užsimezgė ir buvo daug darbo, daug repeticijų, dieną naktį vargom. Turbūt kiaurą mėnesį iš tikrųjų neišėjom iš repeticijų salės ir buvau nuolat giriamas, kaip nuostabiai atlieku savo partiją. Išaušo didžioji diena, Eurovizijos atrankos tiesioginis filmavimas. Mes užlipam ant scenos, surepetuojam paskutinį lemiamą kartą ir aš visiškai be jokio paaiškinimo tiesiog praspiriamas. Iš Eurovizijos atrankos kaip back vokalistas buvau pašalintas Gabrieliaus Vagelio sprendimu. Aš nesusilaukiau absoliučiai jokio paaiškinimo. Finalo 4 žiūriu nuo pat pirmos laidos ir aš matau, kaip niekas nesugeba išmesti Gabrieliaus Vagelio. Ir man po truputį verda kraujas, žinot. Aš net ir sunku man kvėpuot pasidaro po truputį. Aš pagaliau noriu sudėlioti visus taškus ant i. Ir aš manau, kad ši laida yra tinkama galimybė tam padaryti. Labai stipru. Nei daugiau, nei mažiau. Lygiai 7 metus jis laukia atpildo momento. Ir atpildo valanda atėjo dabar. Algirdas. Sveiki, labas vakaras. Labas, Algirdai, klausyk, mums taip malonu žinoti, kad prieš pat pusfinalius prasideda tokios įnirtingos kovos ir tai reiškia, kad tu atėjai čia pasirodyti tik tai tam, kad galėtum dabar išmesti Gabrielių? Taip, visiškai taip, 100%. Kaip tu tai padarysi? Savo daina, savo balsu, savo charizma, Su savo daina. dalykais. Algirdai, tai yra tavo kūrybos daina? Taip, tai yra mano kūrybos daina. Štai taip, Egidijui Dragūnai jau papirkai, žinok jį. Gabrieliau, noriu paklausti tavęs. Kodėl tu žmogui padarei tokią kiaulystę? Ne, čia nebuvo kiaulystė. Jeigu iš tikrųjų tai buvo taip, kad gerbiama moteris, kuri daug metų yra muzikoje, pasakė, kad aš geriau skambu be back vokalistų, tai aš kažkaip gražiai parašiau, kad gal vis dėlto atsisakom. Gražiai parašėjai. Jis gražiai parašė. Ne, tai nebuvo parašymas, tai tiesiog buvo galiausiai 7 metus besitęsiantis ignoravimas. Iki pačios akimirkos. O, ponai ir ponios, ką tik buvo mesta karo pirštinė. Ir ar Gabrieliui Vageliui pavyks ją pakelti, mes visai netrukus ir pamatysime. Ar jūs pasiruošę? Aš vaikystėje buvau tokios laidos Okna gerbėjas, tai man laukiam to momento, kur... Kada prasidės muštynės, bet pirmiausia mes norime išgirsti tavo dainą. Sėkmės. Šaunuolis, pavaryk. Ačiū labai. Spengianti tyla, vėl nauja pradžia ieškoti. Mano valanda, tobula pradžia kartoti. Sau, tik sau, aš nemeluoju. Save jaučiu, aš čia esu tau, tik tau.
tik tau ir vėl kartoju. Esu aš viskas, ką turiu. Kiekvieną rytą, kiekvieną rytą, kiekvieną rytą, kiekvieną rytą. Tavo klausimai, aš jau negaliu kvėpuoti. Pakeis mane bandai, savom tiesom žudai. Aš skęstum sau, tik sau, aš nemeluoju. Savai jaučiu, aš čia esu tau, tik tau. Ir vėl kartoju, esu aš viskas, ką turiu. Tik tau, aš nemeluoju. Save jaučiu, aš čia esu. Tik sau, ir vėl kartoju. Esu aš viskas, ką turiu. Kiekvieną rytą, kiekvieną rytą, kiekvieną rytą, kiekvieną rytą. Šaunuolis. Labai gerai. Atvykai padaryti tai, ko ir mes čia labai norėjome. Kaip jautiesi? Labai ramiai, labai gerai. Ačiū publikai, jūs nerealūs. Ačiū labai. Ar jūs žinot šitą dainą? Dabar jau žinom. Vidai, net visi žino. Vaikai netgi žino, Taip. ne visi žino. Aš esu tokių provokacijų fanas, iš tikrųjų, man labai patinka. Kaip jums, teisėjai? Jūsų nuomonė mums čia vis dėlto yra svarbiausia. Nežinau, kas nori pirmas pasakyti. Egidijau. Savo kūrybos daina, savo kūrybos šokis. Man iš tikrųjų pats pagrindinis dalykas, kurį aš išgirdau, žinai, pradžioj, kad žmonės vedami keršto ar kažko, tai, na, niekada nieko nepasiekia. Bet pradžioj, šiaip tai galima pavadinti, kai žmonės žiūrit iš šono visi, tai galim pavadinti show business iš tikrųjų. Nuo pat reportažo pradžios, nuo pat intrigos, tai jau yra show business. Super. Klausyk, o tu visgi galima sakyti, tu esi show biznio toksai karalius, tu žinai, kaip reikia viską daryti. Vertas jis yra šansų. Va taip ir reikia daryti. Va taip ir reikia daryti. Bravo. Martynai. Egidijus teisingai pasakė apie kerštą. Vieniems žmonėms kerštas tai yra progresas, kitiems žmonėms kerštas tai yra liga. Tai aš žiūrėdamas į tave dabar galvoju, ar tau tai progresas, Ar tu ligonis? ar tu ligonis. Manau, tai labai plonytė linija. Plonytė linija. Bet iš tikrųjų tu be galo, man patiko tai, kad tu ir judi, turbūt ir pats pasistatai kaip šokti, ką reikia, kaip judėti, ir pats dainuoji, ir pats tekstus rašai. Ir muzika. O melodija, su kuriuo taipogi šios dainos. Puiku. O tada klausimas su Gabrieliumi iš kur pažįstami? Klasiokai gal? Jo, mes mokykloje Žvėryno mokėmės. Bet mokyklai vienoj, ne klasiokai. Ne klasiokai, paraleliniai. Puiku. Jūsų geresnė klasė buvo? Negaliu sakyti iš tikrųjų. Vidai. Nežinau, kokiais kriterijais vertinti. Bet tu nusiteikęs labai rimtai esi, aš taip suprantu. Aš esu nusiteikęs labai rimtai. Taigi matas. Tai. Bėgi. Vidai Bareikis. Be žodžių. Vidas Bareikis su kostiumu. Laidoje legendos. O kągi? Ir čia laida langai. Ir man atrodo, po tokio smūgio Gabrielius dreba ir žiūrėsim, kas bus toliau. Klausyk, ar tai reiškia, kad tu iš karto savo sprendimą pasakai? Ne, nieko aš nesakiau. Aš su kostiumu dėl to, beje, aš labai sveikinu Lietuvos Kiokušin kovotojus, kurie šiandien ir vakar Europos čempionate iškovojo 13 medalių.
Tegu ateina čia į sceną parodyti savo sugebėjimus. Aš kaip suprantu, tu su juodu kostiumu, nes jie ne tik 13 medalių iškovojo, bet ir kažką nužudė dar. Nu, ne, aš ten tiesiog padėjau su vedimu, bet tiesiog Gerai, man didelė okei. šventė, bet man žiauriai patiko, man kiekvieną rytą. Nu, hitas, labai geras gabalas. Geras. Super. Galėsit susitarti paskui pasidaryti dainą kartu. Vidai, bet dabar norime paprašyti tavęs balsuoti. Prašom, teisėjai, laikas Teisėjai. jums priimti savo sprendimą, o aš palieku jūs Rolandai Ačiū su labai. Algirdu. Kaip turėčiau elgtis dabar? Dabar tiesiog susikaupk, lūktelk sekundėlę, aš manau, kad jų sprendimas bus labai greitas ir aš tikiuosi, kad teigiamas. Ponios ir ponai, ar mes turime jūsų finalinį sprendimą, gerbimi teisėjai? Mes jį turime ir pasiruošęs. Gerai, Algirdai. Mes balsus turime, dėmesio į LED ekraną. Atsipalaiduok. Štai taip. Pirmas apskritimas yra mėlynas. Reikia dar 2. Koks yra antras? Jis taip pat mėlynas. Na, kad tik tai nesukaistų tavo basos kojytės ant raudono. Tikiuosi, jis bus taip pat mėlynas. Mes norim 3 mėlyno ir mes norim 2. Tai! Du žydriai jau yra. Štai taip. Pam, 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 pam! Na kągi, Gabrielius. Come on!